Labas, trumpas video iš manęs. Ką tik grįžau iš darbo, dabar yra vakaras, nors nesimato, kad yra vakaras, bet dabar yra 9:30. Ir kai važiavau namo, per radiją pradėjo grot nauja, man atrodo, daina, pavadinimu Mano kūnas nepasiruošęs. Ir šiandien toks rimtesnis bus video, nes aš važiavau ir klausiau tos dainos ir blemba, jinai mane palėtė. Jinai mane palėtė, nes iš tikrųjų dainau ir aš pagalvojau apie save. Man ta daina labai stipriai surezonavo, nes dainuoja apie tai, ką aš pats esu patyręs. Ir nežinau, nors ir kaip daugelis nekalba apie tokius dalykus ir visą kitą, bet aš pagalvojau, kodėlgi ne. Niekada gyvenime nebuvau laimingas savo kūnu. Ir nemeluosiu, daug kartų šitas faktas mane ir sustabdė nuo kokių nors santykių, ypač jaunystėj. Jaunystėj labai stipriai tai man pakenkdavo, nes iš tikrųjų nuo kiek tik atsimenu, mano kūnas man buvo didžiulis kompleksas. Kažkodėl ir tiesiog ta daina mane labai stipriai palėtė. Nes iš tikrųjų galiu pasakyti, kad, sakau, šitą problemą aš turėjau jau labai ilgai ir dar vis turiu. Dabar mažiau trupučiuką, bet vis tiek jinai mane dažnai riboja nuo bet kokių dalykų. Visai ką pagalvoju apie savo kūną, prieš kažką darydamas ir visą kitą, žodžiu. Ir galiu pasakyti, kad man asmeniškai niekada nebuvo tokios kaip išeities. Niekada man nepavykdavo pabėgti nuo tokių dalykų, nes nors ir aš numesdavau svorio, aš vis tiek galvodavau, kad aš esu, pavyzdžiui, per storas. Tada jeigu aš labai daug svorio numesdavau, aš galvodavau, kad aš esu per plonas. Ir niekaip man niekada nepavyko dar iki šiol rasti tos tokios ribos, kur aš būčiau laimingas. Jo, ir tas toks nepasitenkinimas savo kūnu dažnai tiesiog sustabdo nuo viso kito, nuo įdomių dalykų darimo, nuo buvimo tiesiog normaliu žmogum, nes čia toks, žinai, aš pats nepasitikiu savo kūnu, aš pats nepasitikiu savim ir aš pats nesu patenkintas, kaip aš atrodau. Ir, blemba, čia toks tough dalykas yra. Ir tas toks niekada nebuvimas patenkintų savo kūnu labai duoda ir atrežia gerą gabalą pasitikėjimo savęs, žinai, ir aš iki šiol negaliu pilnai savim pasitikėti ir manau, kad tai yra viena iš tų didžiausių priežasčių, žinai, kai tu turi daug kompleksų, tai tu mažiau savim pasitikėsi, o čia toks, žinai, kai tu nesi patenkintas, kaip tu atrodai, tai čia yra toks, man atrodo, pagrindinis kompleksas, kokį tu gali turėti. Ir jo, bet mano problema visai ką buvo dėl svorio ten. Kaip aš atrodau veidrodį ir kaip aš, pavyzdžiui, atrodau, žinai, ten paplūdimy ir visą kitą. Nežinau, toksai, aš šiaip labai pavydžiu visiems žmonėm, kurie yra laimingi, žinai, tokie, kokie yra, nes nesvarbu, kiek tu sveri, nesvarbu, kaip tu atrodai. Jeigu tu tiesiog apie tai negalvoji, tai aš tau labai pavydžiu. Iš tikrųjų, ir turiuomenį, aš labai tikiuosi, kad nei vienas iš jūsų, kurie žiūrit šitą video, neturit tokio kompleksų. Man asmeniškai labai padėjo turėti santykius su kitu žmogum. Labai padeda su šitoj situacijai, nes trupučiuką atsiranda pasitikėjimo savim. Bet nežinau, man tiesiog dabar aš neturiu nieko, neturiu merginos, tai aš laisvas, skambinkit, juokauju, bet aš asmeniškai niekada nepažinau žmonių, bent jau nekalbėjau su žmonėm apie savo šitą dalyką ir niekas man irgi neatsiskleidė dėl to ir aš niekam neatsiskleidžiau ir tiesiog toksai ilgą laiką labai galvojau, kad, žinai, tik aš tai turiu ir kad galbūt tai yra mano gyvenime, žinai, normalu, kas nėra normalu. Ir tiesiog kodėl aš noriu šitą video, žinai, padaryti, tai todėl, kad
jeigu, aš labai tikiuosi, kad taip nėra, bet jeigu tu žiūri šitą video ir turi panašų dalyką, žinai, kad nepasitikė savo kūnu ir nesipatenkintas niekaip savo kūnu, tai jo, kad, žinai, tiesiog žinotum, kad yra ir daugiau mūsų tokių žmonių, kurie niekaip neatranda savęs tinkančio kūno. Ir nors ir kaip norėčiau aš turėti kitą kūną, išeiti iš savo kūno, žinai, palikti ir tiesiog atrodyti kitaip, nors ir ką daryčiau, niekaip neatrandu aš to tokio, nežinau kaip pasakyti, nu to savo kūno, žinai, sakau, nors ir kiek sportuočiau, nors ir kiek svorio numečiau, nors ir kiek svorio priaugčiau, niekada nebūsiu aš jų laimingas. Šiuo atžvilgiu. O visur kitur man amazing. Aš tikiuosi, kad kažkada gyvenime atrasiu, arba susitaikysiu su savo kūnu kažkaip, arba atrasiu, kas man tinka, bet labiau norėčiau susitaikyti su savo kūnu. Ir priimti save tokį, koks esu. Ir pagaliau būti laimingas, tiesiog gyvendamas ir žinodamas, kad aš esu aš ir kokį kūną turiu. Jis yra amazing, jo užtenka, žinai. Tai vat, jo. Nežinau, manau, kad čia didžiausias mano minusas yra, ką aš turiu. Wow, kaip čia dabar tamsu. Aš atsiprašau, kad čia tik tamsu palaukau. Ne, čia reikia. Kaip tamsu. Šiaip labai seniai daina manęs nepalietė, tai kaip palietė šitą dainą. Nes tiesiog aš važiavau. Esu pakankamai pavargęs po to darbo, ką šiandien dirbau. Jo, tiesiog važiavau ir pasileidau tą dainą ir man buvo toks trupučiuką momentas, kur, wow, žinai, pradėjo lyt, nesimato. Ir jo, ir žinai, ir jaunystėje, kai, pavyzdžiui, matydavau, kad merginai aš akivaizdžiai patinku ir, žinai, ir mes bendraujam ir viskas einasi puikiai. Ir tą tokį galutinį žingsnį visą laiką aš save sustabdydavau, žinai, dėti, nes galvodavau, kad nesu pasiruošęs. Ir visai galvodavau, kad aš esu, pavyzdžiui, per storas. Ir nors ir man žmonės, atsimenu, net mokykloje sakydavo, kad, žinai, kai aš pasakydavau, aš esu per storas ir jie tokia, apie ką tu čia kalbė, žinai. Aš jaunystėje negalvojau, kad aš turiu tokią problemą. Visai, man tai atrodo normalu. Man reikia numesti daugiau svorio, nes aš žinau, kaip aš noriu atrodyti ir visą kitą. Bet, jo, gyvenimas parodė, kad tai nėra normalu. Man atrodo, niekada apie tai nesu labai kalbėjęs. Ir todėl yra labai gera mintis paimti, nufilmuoti tokį video ir paleisti visai žmonijai. Čia yra tiesiog geriausias pasirinkimas, kokį aš galiu padaryti, o ne su kažkokiu ten artimų draugų pakalbėti, arba draugė, arba psichologų, pavyzdžiui. Jūs esat mano visi psichologai, žodžiu, dabar. Tai labai stipriai irgi paveikia, kaip aš bendrauju su žmonėm, pavyzdžiui. Nors ir esu, žinai, su draugais, su šeima, ten prie ežero, prie jūros, belė kur, žinai, vis tiek nusiėmus maikę ir ten einant mautis lieka ta mintis, kad, žinai, kaip tu atrodai ir jo. Ir blemba, žinau, kad pastarėjai keli video yra tokie, kur aš vien tik skundžiuosi ir čia bus paskutinis. Aš bandysiu dabar linksmesniom temom kalbėti. Jo, nes čia tai toks sunkus video. Man net sunkus video jį padaryti. Bet kaip ir minėjau, labai tikiuosi, kad tu nesustapatinai, labai tikiuosi, kad tau šita tema yra labai tolima ir kad tu nuo šito nekenti, nes čia toks sunkus dalykas, su kuriuo reikia gyventi. Ir jo, viskas. Baigiu. Nebenervuosiu, nebeliūdinsiu, nebe kažką. Rytoj man anksti keltis, tai einu miegot. Ir to 6 keliuosi toks. Amazing. Tai va, bet nesiskundžiu. Labai patinka dabar, ką darau. Ir labai faina ir džiaugiuosi, kad esu ten, kur esu. Karjeros atžvilgiu. Tai va. Gerai, viskas. Šitas video trupučiukai yra per rimtas, tai eik dabar pažiūrėti kažką lengvesnio ir atsikvėpk, nes jeigu peržiūrėjai iki čia, tai reikia išeiti į lauką pasivaikščioti. Tai va, gerai, viskas. Baigiu šitą video. Ačiū labai, kad žiūrėjai.
Ir aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.